Nu tas lietus biškį erzina, bet aš esu 100 kartų šitos kebabus pravažiavęs ir niekad nesu užsukęs. Čia nuo Plungės ten link Kartenos. Kieme žiūriu, netgi savo prūdelį turi. Kol lauki kebabų, gal galėtum netgi su avižėlę užmesti kokį karosą. Nu, kiemelėje gali ramiai palaukti. Atsiliepimai geri. Kiek matot Google Mapsuose, paragausiu ir aš, nes man atrodo mes tęsim tą rubriką, kur nuvarom į random vietas pavalgyti. Čia tikrai yra visiškai random. Kelyje atrodo niekur, yra kebabai, bet įvertinimai geri. Ir varysim kur nors atsisėsti, suvalgyti, gal šitas lietus nueis ir galėsim nufilmuoti 5-ąją avižadrebio dieną. Bet čia kaip ir kolnai padaryta, tu įsuki ir kad nesusidarytų mašinų kamštis, yra padarytas eismas ratu. Pravažiuoji, sakė, paskambins varpelį, kai bus pagaminta, geras 10 minučių ir galim varyti. Yra ir padaryta va pavėsinės pavalgyti. Čia žiūrėkit, iš vis yra ir gražių eksponatų, paukščiukams inkiliukai. Jeigu jau labai ilgai gamina kebabą, galima ir tinklinį. Arba nebent jie gal čia nuomoja visą sodybą. Čia galim gal tiesiog daryti pačilinti. Einam pažiūrėt, kas prie tvoros. Ai, ten tiesiog pakalinė. Galvojau, gal kažkoks dar vienas prūdelis bus už tvoros. Gal būčiau paprašęs šeimininkų, gal būtų leidęs avižą pagaudyti. Va, kokie senoviniai svirčiai. Bairis. Smagios tokios vietos. Pasižiūrėti. Šitą nepamačiau. Reikia, kad komentaruose duotumėt šitam transporto priemoniui vardą. Ir dar šitiems diems, elniams. Galit duoti vardą. Lauksiu komentarų. Parašykit. O kol mes laukiam kebabą, nepamirškit paspausti laiką, subscribe, varpelį, bet ne varpą. Ir vėliau mes paliksim irgi šitai vietai Google Mapsuose atsiliepimą. Tai jeigu bus geras kebabas, tikrai visiems rekomenduosiu pravažiuojant pro čia užsukti, susivalgyti. Ir čia hibridai yra nereklama. Aš nereklamuoju tų vietų. Aš jas pats esu iš senai matęs. Man kilo noras atvaryti tokias vietas. Ir aš tikrai dėsiu sąžiningą opinion, sąžiningą nuomonę. Kai bus, taip ir bus. Pasiėmiau lavašę mažą, padažai miksai, jalapenų ir svogūnų. Nu, aš mėgstu tai. Tai viskas, pasiėmėm ir varysim ieškoti ežerėlių, prūdelių aplink Karteną, nes Mapsuose mačiau. Jeigu taip linos galim žvejoti, bet turėtų, man atrodo, nustoti šviesėję iš anos pusės. Tai mačiau yra karjeras, mačiau yra kažkoks tvenkinys Kartenos ir dar vienas prūdelis. Tai gal netgi visus 3 apvažiuosim, jeigu ten pamėtysim keletą metimų nekimba, neužsiciklinsim vienoje vietoje kaip vakar. Vakar tikrai biški kančia buvo, bet daugiausia žuvų pagauta. O kiek šiandien pagausim, pamatysim. Tararam, taram, 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 taram. Ar mano Opelis rūdėje klausėt? O kaip jums atrodo? Klausyk, aš atvažiavau į Kartenos kempingą. Čia žmonės kempingauti ruošiasi, bet čia, sakyčiau, gal net privačiai yra. Mes nesenai su šeimyna buvom kempinge, tai mes mokėjom pinigus už tokią vietą ir čia kaip viskas sutvarkyta, panašu, kad čia gali būti mokamas kempingas. Tai aš įvažiavau turbūt ir apsisuksiu, tai aš neplanuoju ilgam pasilikti. Čia turim tokį prieimą prie vandens dėl pažvejojimo. Bet aš žiauriai noriu to kebabo. Ten ir lieptelės turbūt yra pasimaudyti. Lietutis nustojo. Bet palei aną kraštą, man atrodo, aš mačiau. Žiūrėk, žuvis ruibulioja. Kažkas vyksta, matot? Nu, labai įdomu. Nebent man pasiskambinti, gal yra telefono numeris ir paklausti. Jeigu aš noriu pažvejoti valandikę pusantros, ar galiu? Čia žiūrėkit, yra toks praėjimas kaip žvejybinis, va čia sėdi kažkas yra gaudęs. Čia su aviža biški gal sunkiau išsitraukti, jau reikėtų kesiliuko. Čia nuo paviršiaus žuvis daužo. Ir lietutis vėl pradeda.
Gerai, lietutis vis linuoja, aš ten į privačias valdas nenorėjau lysti, bet norėjau kuo greičiau paragauti kebabo, nes kai jis kebabai per ilgai pastovi, jau būn šūds. Bent jau mano žmona taip sakė, man kartais ir pastovėjęs. Gerai būna. What? Šėl pasidedam, kad neapsidrapstytumėm, nes kebabai turi tendencijos būti labai gerai supakuota. O tai paimi. Ir yra. Išvaizda. Nu, pažiūrėkit. Atrodo, pirmasis įspūdis tikrai geras, o pirmasis kąsnis. Nu, nice, salotos sultingos, mėsytė irgi tokia sultinga. Šiek tiek pats kaltas. Prasivažinėjau čia iškodamas gražios vietelės, bet mačiau čia sustoti ir į pakalnes galime eiti pažvejoti. To įvertinimas bus, jalapeno pakandau labai toks maloniai, aštrus, nepristipriai. Kol kas labai gerai vertinčiau. Sakys Simis, visur palieka 5 žvaigždutės. Bet čia mano profilis. Noriu ir palieku. Tai jeigu jūs važiuosit pakeliui iš Plungės link Kretingos, jūs faktas pravažiuosit Kartiną. O prieš Kartiną ten yra ta kebabinė. Aš paliksiu 5 iš 5. Ir ką jūs man? Man labai skanu. Leiskit man užbaigti pavalgyti, po to eisim pasitikrinsim čia krantą, ar eina prieiti ir dar per žvejo gidą pasižiūrėsi, ar jisai šitas nėra privatizuotas. Nes jeigu yra privatizuotas, reikia atskiro leidimo, o aš nežinau, ar aš noriu pirkti atskiro leidimą. Man užtenk mano žvejo bilieto. Nu, čia praėjimas toks į apačią, tai yra žvejybinė vietelė. Nu, ir man atrodo keletas tokių proskynų yra, kur galima pastebėti, pasėdėti ir pažvejoti. Bet gerbėmieji, ką aš pamačiau, vis dėlto čia telkinys nėra nei išnuomotas, nei valstybinis. Jis yra visiškai privatus. Aš gal netgi negaliu būti čia be leidimo. Nu, bet aš neblogais tikslais. Šiaip pasiskambinsiu, visai įdomu, kokia žvejybos kaina, nespėju. Nes prie kempingo, mačiau, yra Google Mapsuose kontaktai, tai pasiklausiu kempingo kainų ir pasiklausiu, kiek kainuoja žvejyba. O gal aš susimokėsiu jam keletą eurų, sakysiu, aš valandą turiu su virš laiko. Gal nuleis avižą čia pamėtyti. Vienoj vietelėje, kitoj vietelėje. Ką tik šoko didžiulio žuvis, kaip karpis, taip plekštelėjo ore. Aš jaučiu, čia yra ir karpių. Guess what, kas beldžiasi tam atidaro. Paskambinau šeimininkui ir paprašė padaryti pavedimą. Tai ir jums tada kainos žvejyba kempingo zonoje yra 6 eurai. Jeigu nori su mašinai važiuoti į kempingo zoną, papildomi 5 eurai parai. Normali kaina. Sako, jeigu nevažiuoji į kempingą, pavyzdžiui, zonoje, kur aš esu čia biški, pačiam reikės nueiti į pakalnę, tai už mašiną nereikia papildomai mokėti ir kainuoja tik 5 euriukai. Tai žinokit, gerbėmieji, aš susimokėjau 5 euriukus, turiu gerą valandą su virš, beveik 2 valandas pažvejoti. Lietutis lyg ir nuėjo. Lyg ir nueidinėja tolyn, tai bandysim pažvejoti, o tiem, kas domisi kempingo kainom, namukas sakė, kol kas dar neįrengtas, bet, kaip supratau, tvarkosi iš pokalbio, suaugusiam žmogui para 11, automobiliui para 5 eurai, vaikui, jei gerai supratau, 5 eurai. Tai mes dabar buvom kempinge prie platelių, irgi mokėjom suaugusiam 10 eurų, man atrodo, vaikui 5, tai ir už mašiną mes, man atrodo, mokėjom ne 5, o 10 eurų. Nu, žodžiu, apytiksliai labai panašios kainos, bet čia man gražiau sutvarkyta negu tame, kur buvom plateliuose. Gerbėmieji žiūrovai, žiūrėsim, ką galime pagauti. Čia sakė, ir lynų yra. Kokį bonusinį lyną įtraukti ant avižadrebio. Būtų gerai. Tai kebabus visus įvertinom. Greitai dar leiskite priminti, kad Semkės turiu įsimetęs džemperį iš vakar. Tai jeigu norit tokių džemperių, Semkės. Su tokiu dizainu, su kapišonais, be kapišonų, galite rasti su lietuviška tematika mano website semkes.lt. Jeigu panaudosite kodą, svarbiausia, gausite papildomus 5% nuolaidos visoms prekiams. Tai pakabukai ir vienokie ir kitokie. Atidarytuvai. Šiaip visi pakabukai labai einami ir dabar pradėjo labai eiti, bet susilaukiau jau ir asmeninių žinučių. Sakiau, kad super mamytės gali dėl tokių įsižeisti. Žinokit, super tėveliai, kurie irgi sakote, kad oi, nereikia rodyti tų tokių linksmolių, masaliukų, žvejybinių ir taip toliau. Žiūrėkit, jūsų vaikai mato dar ir netokius dalykus. Tai pajuokauti įsigyti galite savo draugeliui, šitie greitai išsiparduos ir greitai, manau, jų nebebus. Tai ateina lydekų sezonas, pasičiupkit savo draugui ir džiaukitės, pajuokinkit vieni kitus, nes
Tie tėveliai, kurie irgi pradeda verksnuoti, žinokit, aš į jumis bendrai kreipiuosi irgi. Jūs esat irgi super mamytės, jūs net neverti tėvelio vardą. Bachūrai, būkit. Gerai, renkam meškeres, varam žvejoti ir yra tikimybė, kad rytoj žvejosim su pačiu Ovidijum Putna, kuris ir organizuoja šitą vižadrebio konkursą, kuriam aš ruošiuosi. Čia yra visa info, pasispaudžiat, pasipauzinat, pasiskaitot, registruojatės, galbūt nugalėsit mane. Siemkės įsteigia keletą prizų, įsteigia ir kiti prizų ir, man atrodo, piniginiai prizai ir taip toliau. Tai dalyvaukit, galėsit rungtis prieš mane jau šio mėnesio, 29 dieną, o dabar susidedu meškerę. Ir kažkodėl jaučiu, kad čia bus gerų žuvų. Dar greitas update'as. Pasėmiau biškį kitokių masaliukų. Va, pavyzdžiui, tokį iš Vetlūrės. Tada pasėmiau, išsidrebė, žiūrėk, uodegėlė dreba. Toks geras. Tada pasėmiau, to irgi uodegėlė turėtų drebėti. Va, belenkaip. Atrodo, rankos net nejudinu. Tokį. Tada tokį. Kad dar skirtinga. Ai, dar radau tų pačių, bet permatoma spalvelė. Tai aš vėl naudoju Vetlūrės. Opa! Kuprinikė užsimetam. Droną gal nekelsiu čia. Vis tiek privati žmonių erdvė, privatus kempingas, privatus telkinys. Nereikia čia visiems matyti visko iš oro. Lokacijos jau neslėpiu. Jeigu mane mandagiai įsileidžia, tai aš mandagiai galiu atsiliepti apie vietą. Kaip sakoma, jeigu žmogus, tai ir žmogus. Jeigu tu laiką, subscribe varpelį ir viską suspaudi, tai ir aš daugiau epizodų. Like, subscribe ir važiuojam. Žvejybinė vietelė paruošta. Liko mūsų pagrindinis. Čia šokinėja ešeriukai, lynai kažkokie rausėsi turbūt. Matau daug burbulų. Aišku, gali būti ir karosui. Pirmąjį metimą darysiu, nes ant avižėlės buvau palikęs tą patį vakarykštį žalę. Ir aš su jo ir varau. Mažas kažkokios raudikės atsekė. O koks daug, kiek jų daug, bet jos labai mažytės. Eikis jūs nejuokaukit. Tokio dydžio mailius bando. Prie mano net nebando imti, o plaukia, tiesiog seka. Žiūri, kas čia yra. Parodysiu, kaip atrodo ant avižos. Ta aviža labai jau toli. Jeigu sufokusuoja, matot, kur kabliukas išlenda, nes čia jau mano mažas avižėlės likusios. Bet reikia bandyti, gal jeigu siurps, tai siurps visą. Užkirsim. Ešerys tai faktas įsiurptų. Ir jis ten turbūt medžioja. Kažkas pirmas. Man sekasi su tais mažaisiais ešeriukais. Bet jeigu toks, pačiupo ir prarijo. Elektrikas. Gan greit šitą atsidariau. Antras masoliukas. Vienas kitas metimukas, palei krantą, palei žolės buvo. Bandom į tą kraštą dar. Gal jų ten ir didesnių bus. Antras metimas. Antras ešerimas. Standartinis dydis. Nebesisuk. Va. 3 iš 3. Žiūrėkit, nesiskaito šitas. Toliau nuo kranto užmečiau šitą. Ne, dėja nebus 3 iš 3. Bet reikia išsitestuoti. Dar sykį pažiūrėti, ar prie kranto čia jie ir gyvena. O, geras. Biški didesnis. Piktesnis šitas. Visi nenori būti ant kameros. Štai tokio dydžio vienas. Šitas jau ir jėgos daugiau davė. Ant avižėlės 3. Turiu nuojautą. Vien iš vieno kampo aš galiu pagerinti vakarykštį rekordą. Nes ten kampė prieš tai šoko, jie turbūt medžioja tas mažikės. Ai, nepakirtau. Bet jaučiu mažiukas. Čia prastai. Aš ten tikrai nenoriu bristi. Iš garso turbūt galėjot girdėti. Avižėlę palikau krūmuose. Kaip ir minėjau, pasėmiau tokių visiškai neįprastų. Va, matot, virpa viską. Avižėlė šiek tiek didesnė.
Gal kokį didesnį ešerį, gal karšiuką ir paimsim. Nu, žiūrėk, dabar bus tikrai kaip pakirsti. Nu, kas čia? Gal šaka yra kažkokia, bet prieš tai lyg ir neužkliuvau. Pavažiuojam šiek tiek toliau, pamėginam vieną spotą ten, vieną ten ir tada gal 2-3 spotus kitoj pusėj. Ir mano likusi valandėlė taip ir praeis. Turiu nuojautą, kad aš pagausiu daugiau žuvų šiandien, nes daug greičiau pagavau pirmasis. Nu, čia toks nusileidimas, sakyčiau, įdomesnis, bet yra laiptų tematika. Priėjimų keletą yra. Pabandysim. Ai, va čia turbūt kur ir sakė. Sako, varyk ten, žvejoj, ten yra gražiai nupjauta, viskas sutvarkyta. Varom pabandyti. Žiūriu, private spotas. Kokį karpį parsilūpt būtų. Aha. Čia taip padaryta yra. Taip ir būna, kai užsižiūri. Čia jau toj vanduo bus man. Ar dar ne? Pabandom vieną metimą į aną pusę. Čia esu plūdinė su dugninikė labiau. Ne, tas mėlynas man čia ne į temą. Kadangi mėlynas ne į temą, grįžtam prie slieko. Ant slieko visus 3 pagavom. Jeigu pamiršot sliekelis, tai rodo štai taip. Kažkaip šitas geriausiai veikia šitam telkinį. Ir vėl lyja, atrodo iš giedro dangaus kažkoks minimalus debesis, visur mėlyna, aplinkui gražu. Toks neaiškus kibimas. Vieną kartą, 3 kartą, 4. Bet turim. Ir ten jis būtent šoko ir ten užmečiau. Tas pats slieko spalvos, panašu, kad jis geriausiai. Nu, apsiramink. Nu, bandom dar sėki paleitas lelijas. Tik užmečiau. Ir ką mes čia turim, raudsparnį? Hebra, ar čia rauda? Aš jos raudsparniais vadinu. Bet čia tikrai yra 3 rūšis mūsų viso avižadrebio konkurso. Labai ryškus raudoni pelekai ir va tokia blizga. Kaip gražiai apsišviečia, kaip prasisuka, kai atšvaitas. Grožis. Nors čia gal raudė yra. Čia gal raudė. Nu, jūs pakomentuosit, manau. Bet tiek sliekiukas šitas, tiek šitą, tiek kitą rūšį, ko puikiausiai suviliojo. Galvoju, kodėl man nebekimba. Supratau problemą, kad arba tas ešeriukas, arba ta raudelė nukando pačią uodegytės galiuką. Jaučiu, nebėra to pim. Dabar tik atkreipiau dėmesį. Nu, jeigu iškart kibimas bus. Kas čia yra? Insta. Įsivaizduojat palyginimui. Va. Dar vienas solidesnis. Štai. Solidus gražus ešerys. O čia, kad suprastumėt visą bendrą perspektyvą. Dešiniai, matote, šitas galiukas yra, čia nukastas. Ir visiškai nebedirba, su to galiuku mečiau ir iš karto kibimas. Tai avižadrebį toks pim mini skirtumas gali reikšti labai daug. Bandom dar sykį. Nu, okei. Gal dabar jau tiesiog nebekimba. Gal tiesiog išsivaikščiojo žuvis iš čia. Bet ten yra dar vienas priėjimas, ten yra praėjimas.
Varom patikrinti. Turim dar laiko. Yra. Kažkas nedidelis, bet yra. O Jėzau. Ponas elektrikas štai tokio dydžio. Bet tai yra 7 žuvis. Šiaip nepamirškim vieną dalyką, kad bonusą mes skaičiuojam kaip 11 taškų. Pijus mano atsimenat tą dieną. Sakiau, 10 duodam taškų už bonus. Ar 11. Pijus nusprendė 11. Jis gudrus yra, kad kuo daugiau norėjo pasimti tą dieną, bet nepasisekė su Pijum. Vos vieną žuvelę. Nagi, 8, kur tu esi? Aš net nekeisiu masalo. Taip gerai, čia tas sliekinis man veikia. Toks įdomus jausmas, kai tu esi per vieną žuvį. Žiūrėk, ten kaip šoko. Opa. Taip, toks vienas smurglinis čia te buvo. Nu, žiūrim, čia yra praėjimų, tai einam tikrintis. Nu, vis dėlto nebuvo praėjimo tenais, bent jau avižą užmest. Gal kokią dugnį ir galėtum pranert pro kraštą, bet su aviža per daug sudėtingai būtų. Mano tikslas yra pagauti dar vieną žuvį ir aš galiu užbaigti epizodą. Vis dėlto suklydau, nebėra viena pusė praėjimo. Grįžom į savo pirminį lelijėlių tašką. Ir dar toks ešerys. Vėl labai narsus. Gražus, tvarkingas. Dar vienas solidus, gražus ešerys. Kaip ant avižėlės šitie jau traukiasi tikrai maloniai. Gražus standartas. Ir biški link paviršiaus, kas įdomiausia. Blemba, čia kaip tamsiai matausi, ne? Eik tu sau. Galvojau, žolę užsikabino. 12 ir toks aršus. Ką man padaryti? Nu, gražus. A! Pabėgo. Blemba, ten matau medžioja. Grinai plintelės medžioja ešeriai. O, per lėlės. O, neatsikabink, neatsikabink, neatsikabink. Pam. Rankoj. Mažas, nemažas. 14. Gerbimieji žiūrovai, dvigubai pagerintas rekordas. Nežinau, ar čia 5 diena duoda tai, kad aš gal tobulėju. Gal yra irgi ir tos teisybės, biškai kitaip pradėjau pajust meškerę. Gal tiesiog reikia, aš šiaip dėl to tą challenge ir darau 7 dienų, kad pirmas dienas atrodė tikrai aš nejaučiu to ešeriukų. Dabar avižėlė tikrai mažesnė, bet aš jau geriau jaučiu. Turbūt. Kaip ir sako paprastas dalykas, practice makes perfect. Jeigu viskas ok, ryt arba po ryt mes eisim pažiūrėti kartu su Ovidijum kažkur, nuspręsim, dar nežinau kur. Jeigu jūs prisijungsite prie Contribui arba Coffee, laisvalaikio peką pasimsit, visą laiką galite epizodus rasti anksčiau, arba galite man parašyti per ten asmeninę žinutę ir aš jums galiu atskleisti vietas, kur aš esu žvejojęs, o galbūt klausit kažkokių patarimų ir aš jums jų
duosiu. Visą laiką galite tai padaryti. O šiandien, gerbėmieji, kaip visada, nepamirštam dar užeiti į semkes.lt, nes tuos pekus, žinokit, smagiųjų masaliukų čiumpa ir čiumpa greitai. Nesitikėjau, kad tai bus greitai. Jų yra tikrai limited, nėra daug. Ir pasinaudokit kodą svarbiausia, kad gautumėt papildomas nuolaidėlės. Šiandien, kaip visada, laiką, subscribe, varpelį, bet ne varpą. Ir susitiksim rytoj.